toks toks plek sutriusikas tik tas, toks krutaks belenkiai, nogar, irgi, vis apžiaus, jaudas plaukas. Bля, Hebra, davai, please, padėkit sugalvoti, dėl ko galėčiau aš anas nemėgti, nes kaip ir faina, bet kaip ir ne faina, bet norėčiau aš anas nekesti, bet nežinau dėl ko. O kaip ten tas apgamukas, ar nenorėtum nusioperuoti, ar tu nenorėtum smegenis išsioperuoti, man nekliūna, blem. Tai va, jeigu tavas gyvenim sako, tai esi šūds, tai tu užaugi šūds, o kai nebūtum šūds, tai jau pats ir tvarkas. 1, 2, 3. Opa, naujas dalykas mūsų kadre. Nu ką? Ką, čia linksma gaida. Tiesiai nuo ramento ant adatos šoko. Perėjau. Nuomonės formuotoja. Visiems gerai žinoma šypsena. Asmeninė trenerė ir pagaliau į Lietuvą grįžtantis balandis. Gervė tiksliau. Gervė. Vaida Rašinskaitė. Labas, mėly sekėjėliai, kon jūs. Kon jūs. Nu tai Vaida, tai konto. Aš nieka, buvau pas daktarą šiandien. Va toks naujiems. Ne, šiaip iš tikrųjų viskas ir gera. Kai pagalvoji, kol gali čia būti, susiteikti, išėti, vis dar kad ir ką bet vakščioj, tai viskas ir gera, ne? Kaip tik va dabar grįžau iš reabilitacinės ligoninės, tai pamačiau kiek būn bloga kitiems, tai kažkaip net būn toks pyktis paskiau ant savęs, kad daug ir situacijų, kur savęs per daug gailys, nors iš esmės labai gerą gyvenį, arba skundys. Ai, tas negera, bet čia žmogiškas dalykas, žinai. Jo, paskiau, kai atsiduria aplinko, kai ir tikra žmonėm, kur labai blogai ir ypač būn žmonių, kur ir labai bloga, bet они vis tiek atrodo džiaugas gyvenim labiau nei tu, nors tu belenkiai gerą gyveni. Tai aš sakau, kad aš gerą gyvenu. Ir iš tikrųjų daug kas priklauso nuo nusiteikėjimo, nuo požiūrio. Jo. Tai mes visada pirmą, ką paklausiam, šiaip labai juokingas bajeris, tu šnekėk savo tarmišką kalbą, žinok, pamatysi trupučiuką toliau, kaip aš įsijungiu, žinok, kopijuoti tą patį bet tu Vilnietė. Jo, bet aš Vilnietė, tai aš nemoku tarmiškai, tai žinok, pamatysi, pamėtysi, nes tai galėsi pajuokinti žemaičius. Gera, aš nieko prieš. Tai pradėjom nuo kitokio klausimo, nors šiaip visą laiką paklausim savo pašnekovų, tai ne kontu, o kasgi tu esi? Kas tu? Aš esu iš tikrųjų, buvau bajeris, nes aš tau klausimą, apie tau klausimą ilgą galvoju, ko aš atsakyčiau, ne, ir ypač, kai tu esi nuomonės formuotojas ir kažkaip tas influenceris ir tokį negražį kažkokį etiketą tu ar prisavęs, visiems kažkokį atmetėm reakciją. Ai, influencer, tipo. Aš sakyčiau, keiksmažodis. Va, bet aš aišku nesu vien tik tas, nuomonės formuotoja, aš turiu ir kitų papildomų veiklų, bet aš taip sakyčiau, kad aš esu žmogus, katras kiekvieną dieną daro kitus žmonės, stengiasi daryti kitus žmonės laimingas. Stengiuosi visuomet įkvėpti, užmotyvuoti ir pralinksminti. Tai va tokia mano ir misija. Ir aš tiesiog noriu daryti kitus laimingus ir tau darau per savo platformas. O kas tave laimingų daro? Manam laimingų daro laisvė daryti to, ko aš noriu ir kad už to man nieko nėra. O kodėl tu iš visų galvoji? O kodėl tu nori daryti kitus laimingais? Čia ne visų misija, būna ir atvirkščiai. Jo, aš kažkaip pat mažų dienų jutau kažkokį, jutau norą padėti kitiems. Aš ten svajojau būti gydytoja, aš svajojau veterinari būti. Aš tiesiog norėjau visuomet kažkuom padėti, ne? Ten aš būdavau mokykla ta, kur visuomet užstosiu, ten silpnesnius. Matau jau, kad ten kažkas kriauda, aš jau bėgu. Ir per gyvenimą, šiaip mes kai būnam, mes labai daug svajojam, o kai suaugam, mes visko pamirštam ir tiesiog būna dažniausiai, ko mes darom, visko darom dėl pinigų, o savo svajonės ir iš tikrųjų, kas mums dar laimingas pamirštam. Tai aš irgi buvau tam kelyje ir dirbau visokių darbų, kur man nepatik, tiesiog dėl finansinės naudos. Bet paskiau
aš tiesiog pradėjau gal labiau savęs klausytis, atradau sportą ir aš galvoju, man belenkiek patinka sportuoti. Ir aš galvoju, jeigu man patinka sportuoti, ne, aš galiu padėti ir kitiems sportuoti, nes aš jau suprantu, man geras sekas, pasibaigiau ten asmeninį trenerį, gavau licenciją ir ta mano pagalba kitiems būtent prasidėjo nuo sporto. Kai aš padėjau žmonėms tiesiog sportuoti, o paskiau pasijungiu ir soc tinklą, kur aš nešiau žinutę apie savo, apie kas ir sveikas kūnas, kas šiaip ir subalansuots gyvenimas, psichologinis sveikatas dalyką. Tiesiog norėjau, kad mano platforma būtų ne apie nieką, bet su kažkokį prasme. Ir su tikslu. Bet, o tu nepradėjai tada, kai buvo bumas būti treneriais? Net aš kažkada galvojau, kad norėčiau būti treneriu, nes jau reikėtų, žinai. Taip atrodė kažkada. Gal ir jo, bet aš net neturėjau niekad gyvenime mintis apie to. Čia nebuvo man svajon. Čia tik atsirado tas, kad aš noriu ir potraukis, kai aš pat pradėjau sportuoti su to tikslu, nes mėginau išsigydyti savo valgymo sutrikimus. Ir išsigydžiau, ir šiaip man psichologinė sveikata sportas belenkiek padėjo ir sakau. Patvarko sportas dalykus, su tuo sutinku. Tikrai atrodo, nežinau, ta disciplina, katru gavau aš sportuodama, įsilieja ir į kitus veiklas gyvenim. Tai aš visuomet sakau, jeigu žmogus teik valias pakeisti ne savo kūną kardinalę, tai ons daug ko gyvenim gal padaryti, nes tu vadins turi valias. Tu gali padaryti dalykus, ne? Mes visi gyvenam skirtingus etapus, sunkesnius, nežinau, lengvesnius, bet jeigu kada nors tavi išeinu, tai tu vadins gali visko, ko tu nori. Ir man ta stiprybė, kad aš pajutau, kad aš turiu kontrolę. Bent kažkur gyvenim, kad aš galiu kontroliuoti, aš nueinu, padarau ir aš matau rezultatą ir man teik užkabina, man teik patik ir aš mačiau, kaip ne tik ant man kūno atsiliai, bet ir mano galvo, tai pasidara paskui biškai priklausomus nuo to. Kaip tu ir kada sužinojai iš vis, kad turi valgymo sutrikimą ir kokį, jeigu galima paklausti? Aš buvau tam moment, kai galvodavau, kad tik tada, jeigu aš būsiu labai liekna, aš būsiu laiminga ir tada mane visi mylės. Ir aš tik tada būsiu graži. Ir, ką aš nežinau, nei ko daryti, nei ko, aš tiesiog norėjau sukūsti ir man nebuvo svarbu, kaip, jeigu pradėjau tiesiog nevalgyti. Bet tam moment, kai man dinga, atsimenu mėnesienis, aš belenkiek išsimenu, man nėra gyvenim, tai buvo metų nėra. Ir aš nuėjau pas gydytoją, man ten toks pils buvo išsipūtis, tokį skaudulę, netgi ant vis kūną atsirado. Ir aš tada tik susivokiau, kad gal aš jau kažko negerą darau, svorį labai daug numečiau, gal kokį 11 kg, tai nežinau, kokį skiem 8, man rodos, tad svėriau, dabar aš sveriu šiam. Dabar tai nuostabiai sveikai atrodo. Bet skirtoms toks, bet tu nematas, tu visi galvoji, kad tu not enough, tu turi to atvirut, bet to tu man padarė. I am enough. Jo. Bet čia senai mes kaip ir aš čia su tas valgymo sutrikimas, čia pasiekmė ir kitų psichologinių problemų, bet visuomet toks tas buvau nepakankamoms ir aš galvojau, kad aš išspręsiu to per maistą. Ir dinga mėnesienis ir paskui jau būdavo taip, kad aš tiesiog einant miegoti žiūriu maistą paveiksliuks ir įsivaizduoju, kad valgau to maistą. Bet aš nevalgau, aš tik svajoju. Ir atsikeliu rytą ir pavalgau, bet tik vieną kartą ir tada vakar žiūriu paveikslėlis visoks ir įsivaizduoju, kad čia ir valgymo sutrikimas. Apie įsivaizdavimą taip. Niekada nebuvau šito pagalvojus. Bet tada visai kitaip ir tu pati save visai kitaip matai negu kiti mato. Ir čia visose, man atrodo, srityse tai gali. Bet tu save matydavai tipo storą, ar tu suprasdavai, kad tu esi... Ne per daug liekna. Taip, aš sakyčiau, aš nematydavau savęs storos, bet aš matydavau savam, kad galėčiau būti lieknesnė. Bet tais vaizdas ir iškreips belenkiek, nes aš dabar pažiūriu tas nuotrauks, man net... uždengia mikrofoną. Man net silpnu pasidaro. Tas toks aš matau net ne kūdom, bet silpnom. Toks... Ne, tai taip, jeigu netiko mėnesinės, tai vadinasi, kad jau kūnas suprato, kad net negalėtų iš viso būti vaisingas, tai čia vadinasi labai trūko medžiagų. O tai tu tai gydysi? Ne, aš atsimenu Norvegijoje, bet čia nuėjau, o Norvegoniai,
Na, šiaip iš tikrųjų niek tau nėra. Pastuoti galėtum, jeigu ir metus kart būtų mėnesienis. Aš galvoju, okei, mes monam aš netokį informaciją turiu, kas čia kapčiusi prašė, nėra normal. Nu, anim daug kas yra normal, anie tokiai chill. Nu ir ko, aš tiesiog pats savį pasidomėjau, pasidariau visko pagal savam, kol sužinojau iš interneto, tiesiog kol daryti, pradėti daugiau valgyti ir sumažinti fizinį aktyvumą. Viskas. Bet tu prie to paties dar ir fizinį aktyvumą turėjai labai didelį. Jo, aš kaip išpratėjus 5 kartus per savaitę eidavau visai, bet ne tai, kad net nesupertrauko, bet į 5 kartus išėlės. Į TEF varydavau, kur atrodo netgi savim kažkaip bausdavau, konkindavau, nu kurio viskas ir nesveka. Bet tai tarsi tokį vieną dalyką pakeitė kitų pradžioj. Vadinas toks, kur vieną nesveiką požiūrį į savo kūną kitų. Kraštutinumą ištisą. Nebuvo balans ir dabar gyvenu aš balans. Ir kiek į fainą, kad tu atsidara čipsų, belenko gydėjai, tu suvalgai, tau neskaučia ir tu negalvoji, kad turi to dabar turės niek nevalgyti. Arba ten kaip ir gera nesisverti ir nesukti galvos, kiek tu sveri. Ir net neskaičiuot, būdavo ten tipo, sverdavos po 10 kart, išgers stiklėn vandens, nuėjant pasverti, o ne. Žinok, aš dabar šitą turiu, aš galiu biškai apsverti, nes... Ta prasme, čia ir liga. Čia yra liga ir aš suprantu, kad čia yra liga tik dabar, kai po mano šių paskutinių 2 savaičių griežtos tos dietos, man Deimantė tikrai atpiso protą, kad sako, Loreta, nustok daryti šitas nesąmonės, nes sako, tu nebegali savęs bausti. Bet aš suprantu, kad aš kitaip nemoku. Ir kai man yra kažkokie sunkus gyvenimo etapai, aš turiu šitą pereiti su savęs baudimu. Ir aš šitą atsikapščiau, kad tai yra mano vaikystės traumos, kad kai mums yra kažkas blogai, morališkai, mes turim pasidaryti fiziškai, kad būtų blogai, tam, kad lengviau pereiti per moralinius skausmus. Man tas padeda, bet aš suprantu, kad tai yra labai vadovėliškai ir apibūdiniai savižala. Nu, jį taip ir veikia. Tai kodėl žmonės ir šiaip būna savižaloja, nes emocinis sunkumas yra sunkesnis negu fizinis. Bet tai žiūrėk, bendrai, tai, kas tu sakai, kas tu, tai yra žiūri daug, reikia drąsos labai daug. Ir atrodo, iš tikrųjų, šono, kad reikia labai daug pasitikėjimo savim, taip viešai pozicionuoti save. Ar tu visada tiek daug drąsos turėjai? Ir savim taip pasitikėjai, nes atrodo, kad tai yra pasitikėjimas savim. Aš visuomet buvau drąsi, kiek aš tam atsimenu ir nors aš nežinau, man čia žiauriai keista ir nes aš nesu pasitikint savim, bet aš esu drąsi, aš dabar pasitikiu savim, dabar jau biškį taip, nes aš padirbėjau ir dar dirbu ant to labai daug ir stipriai ir kryžiaus kelias čia reik praeit, kol tu iš tikrųjų gali pasakyti, kad tu save myli. Nes ir dar apie to dalyką, apie tas bausmes, kiek tu save myli, atsispintai, kaip tu leidi elgtis kitiems su tavim ir kaip tu elgis pats su savim. Tikrai taip? Tikrai taip. Jo, tai va. Deja, bet taip. Tai va. Nes mes net ir meilę galim priimti tik tokią, kokios galvojam, kad esame nusipelnę. O kodėl taip ir? Nes mes nuo pat mažų dienų augam. Arba tu esi bloga mergaitė, arba tu esi gera mergaitė. Kada tu esi gera mergaitė, sugalvoji ne to, sugalvo tau tėvą. Kažkokį aplinką suformau, kada tu esi geras, o kada tu esi blogas. Taip, bet tai kas, tai esi geras dažniausiai tada, kai esi patogus. Taip. Kai niekam netrukdai kaip nors. Ir gyvenime, ir gyvenim tu savim baudi tada, kada tu galvoji, kad tu esi bloga mergaitė. Taip. Taip, o žiūrėk, noriu dar truputėlį sugrįžti. Bet ir tavo tas bendrai, tada į požiūris, kaip tu sakai, kad tu jautys, kad tu esi nepakankamai kažkiek. O tai tau kažkas kada nors yra buvę pasakę, pavyzdžiui, kad tu blogai atrodai. Turiu omeny ne dabar socialinėse tinkluose, bet ir bendrai, iš ko šitą susiformavo? O iš vaikystė, čia gal nenoriu labai daug gilintis, bet aš užaugau su senelės visą vaikystę ir paauglystę ir mano baba buvo alkoholikė. Ir alkoholis dalyks baisi liga ir žmonės padaro kažkokias monstras. Tai Ana būdavo tas pavyzdys, kur alkoholis veikdavo labai agresyviai ir Ana ištisą man sakydavo, kad aš visko negerą darydavau, aš negerą supjaustydavau agurką, aš negerą ten išdžiaustydavau drabužius, todėl dabar turi sutrikimą, pavyzdžiui, kai džiaustydavau drabužius, ani turi būti tobulą išportyti ir tobulą sudžiauti.
Ir vat mano vyras ir dar tas viral video, kur tur milijonus virš peržiūrų ir iš to, nes aš Ano irgi prašau, please maldoju, nes aš negaliu žiūrėti. Aš turiu šitą irgi. Tai va tokį, ir va ištisa, tas negera, atsimink kažkad sak, atneš feirį, nu to indų plovyklį, aš atnešiau peilį, tu debil, nu žodžiu, va tokį ir man teik, ir užstrėgi, va dabar, o čia buvo prieš, nežinau, 20 metų. Jo, nes tada tai tu nesupranti, kad tau užstringa kažkokie dalykai. Tai va, jeigu tavas gyvenim sako, tai esi šūts, tai tu užaugi šūts, o kai nebūtum šūts, tai jau pats ir tvarkas paskiau. Remontuojasi panikas, priepolės iki pat visokias nerim, kaip čia taip pat ir kaip suvalgym sutrikimas, su panikas priepolės visokias ir nerim sutrikimas, gyvenim, tik išmokstam suvaldyti. Tai va, o valdyti išmoks tada, kai eini pas psichologą, skaitai, dara kažko, kad tiesiog tau būtų funkcionuoti lengviau. Ir ta meilė savo, savęs priėmėms ir matėms, kad blemba, aš tikra, viskas gerai ir su manim, aš nesu niekom prastesnė nei tas ir tas žmogus, nes aš visuomet galvodavau, kad ir kokio kažką, kad ir kur mane įmestum, aš visuomet matydavau savam, kaip nepriklausau, aš čia nepriklausau. Kur tipo, šiaip ir geresnių. Čia ne šiaip esi kieta, bet tu nesupranti, nevertinti. Čia tas imposteras sindromas. O dabar dar turi tu jį? Nes tau labai gerai seka, šiaip atrodo, bent atrodo. Bet aš vis tai, man gera, bet aš, žinot, kas aš pasakysiu, aš esu kukli. Bet aš matau kuklumą kaip vertybę. Ypač šias laikas. Aš tiesiog gal pasakyčiau, kad aš esu kukli. Aš nemėgstu girtis ir aš, nes kartas ir čia užvien, sak, kur tu čia šiandien varai, sakau, į podcast'ą, kuo tu nesigiri? Sakau, man nepatinka girtis. Man nepatinka susėd ir prasideda. Aš teik tauturą, aš čia tau nusipirkau, aš čia tau. Man toks. Bet žinok, šitas dalykas yra visai gerai, bet tarp tų žmonių, kurie taip bet čia ne tik, kad gerai, žinok, čia man atrodo yra, kur priklauso dar ir nuo aplinkos. Nes man atrodo, kad vieni tai, kai žiūrėtų kaip į pageras, mes irgi būna su draugais ir aš ir Loretai, sakau, čia būtų negirimasis. Čia yra, kur tu man irgi duodi tada pasakydama pasidžiaugti kartu su tavim. Kur tiesiog tu džiaugtis, o negirti. Mane Deimantė šiaip išmokino džiaugtis tuo, ką turi, va tais mažais dalykais, kur niskambina, tai kas šiandien praėjo gero tavo gyvenimą. Sako, žinau, kad buvo šūdo, bet pažiūrėk, kas buvo gerai. Sako, šitas. Okei, sako, bet pažiūrėk, tu iš to gavai tą ir tas fainiai, nes ir jinai kartu pasidžiaugė, nors gal pas ją buvo kažkas blogai. Ir toks pasidalini, žinai, dalintis gerais dalykais irgi yra fainai. Bet su teisingai žmonėm. Aš dalinaus, bet ir kažkas buvo užklaus, kad blem, jaučiu, turi belenkiek draugų, nes tipo, aš tokį... Bet sakau, ne, hebra, aš iš tikrųjų labai nedaug turiu draugų, nes aš labai tokia atsargės. Ir aš pilna pasitikėčiau žmogų, man reikia laik biškį ir man reikia įsitikinti. Nes taip dabar irgi atrodo, ir dabar ypač to situaciją aš jau nebežinau, ar aš tikrai patinku kažkam, ar čia kažkas ir kažkokių užslėptų. Nes, sakau, bet man įsileisti, žmogą tikrai sakyčiau, blem, čia man draugs ir didelis svorį tvarto žodis. Ir man, tai sakau, aš turiu kelis draugus labai artimus ir atsuonas aš tikrai pasidalinu, bet taip, kad ten, nežinau, ten randomis pasako, eik, aš tai... Bet čia kaip tik tada, man atrodo, ir būtų ženklas, kad ir tu pati negali būti ta patikima draugė, dažnai jeigu jie nėra su visais dalinies. Gal ir gal tuom ir yra tas išskirtinumas draugės. Aš tokį kuklok, aš esu drąsi, aš tokia, aš labai komunikabili, aš galiu, manim bet kur, aš su senukas reabilitacinė ligonė, best friends. Vis draugelė buvo. Ta prasme, turėjau geriausią laiką, tik mes prisišnekėdavom. Nes jie tokie, man atrodo, nuoširdūs, jau nebebijo kažką. Kas apie jos pagalvos, jau nėra kažką maivyti. Tai su tokiom ten Valerijai Staselėvo. Ir aš galvojau, ten toj komunikacijai visai fain padaryti, bet paskiau, išėjai taip, kad nelabai galėjau, bet mes turėjom tokį epizodą, kur mes basein kart plaukiojom, ten darėm tokį mini škarpelį, tai belenkiek prisižvengėm, tai sakau, fainam. Ir aš, manam, bet kur galėtum palikti, tarp bet kokių žmonių aš vis tik raščiau, kol pašnekėti, nes man patinka. Nes tu pati iš savęs esi tokia, kur pilna, žinai. Nes kai ir tuščia vidu, tai tu aplinkai ir matai, kokie visi yra tušti. Tai kaip ir... Tai man taip faina, man patinka pabendrauti.
Ir ypač, vat, pabendrauti su tas žmonės, nes ir labai skirtingai ir žmonių, kur tu pabendrauji, galvoju, ta prasme, kur jautys išstumts. Yra. Kur tu nepasikrauni, bet išsikrauni. O ir žmonių, kur tu susitink, ir tu paskiau grįžti namie, negali užmėgti, tu galvoji, aš šito darys, nes taip įkvėpi tavam, užmotivavo, kažko siekti, kažko, nu, tipo, pozityvę, viskas gera. Tai vat labai reikia rinktis, su ko bendrauji ir aplink, katro esi. Bet tai žiūrėk, tai tu gyvenai Lietuvoje, tada gyvenai užsienį, nu dabar net nežinau, kaip skaityti, gyveni ar gyvenai. Aš jau sakyčiau, kad gyvenau, nes ten labai mažai praleidau laiką. O tai ten pavyko susirasti draugų, ar vis tiek viskas liko, pavyzdžiui, nežinau, tai kaip sakai, va, yra ilgi draugai, nu, ilgamečiai, ilgi. Ilgi draugai ir trumpi. Ilgamečiai draugai. Tai ar jie yra, nu, kažkaip nuo mokyklos, nuo vaikystės, ar... Jo, šiaip jo, turiu draugį, mes, nu, 5 klasės, bestukis. Tai vat, kiek jau metų, įsivaizduojat, mano kita, man draugė ir man kaimyn, vis gyvenam. Nu, va, man draugai ir tikra tokiai, nu, ilgi, norėjau sakyti, ilgi, patikrinti laiko. Nu, o tokių naujesnių, tai jau Norvegijoje susipažinom irgi su lietuvaičiais, ten keletą draugų, jo, ir tokių vat naujų, kur irgi fainę prilepi, suvaibinom ir irgi viskas gerai. Ir... Tai tavo vadinasi draugai, tai susikuria tada, kur turi būti šalia. Šiaip jo, iš tikrųjų. Turi kažkoks būti fizinis kontaktas dažna. Nors, kai pavyzdžiui, Norvegija gyvenau, vis tiek čia skaityk grįžti 2 kartus metus, bet vat vis tiek buvau draugiščių, katros nutrūka ir tai ir normalu, čia mes visi turbūt keitamės, vieni, nežinau, užaug, peraug vienus, keitas, nežinau, pomėgė, daug kitokių aplinkybių, tai ir tų draugų katrų nebė, bet jo, šiaip tai, kad tai buvo, nors ir buvo Norvegija, nesutrokd nei atstoms, nei ko, ir atrodo, nei tu susirašą ten, nei četini ten, bet kažkaip ir draugyšių katrom to nerek. Tu susitink, ir tu kaip niekur nėra. Kartą į pusmetį, bet taip kaip kiekvieną kažkaip dieną. Kokybiška. Visuomet būna ir ko šnekėti, ir nėra kažkokios nejaukios tylos, ir tu gerai jautys prie to žmogaus. Tai va, aš manau, čia ir dovana tokį draugą. Štai turiu versiją, kad tai būna su žmonėms, su kuriais pats savim gali jaustis. Kur nereikia kažko būti. Tada ir nepavargsti. O žiūrėjau, tai dabar kaip reagavo, pavyzdžiui, tavo draugai ir šeima, kai tu pradėjai savo viešą veiklą? Nes tai tikrai buvo labai, man atrodo, kad visi, turbūt nėra lietuvė, kad savo feedą nebūtų pamatę ten kažko, žinai, iš tavo kūriamo turinio. Kaip jie reagavo, kai šis, ar tu, pavyzdžiui, tarėsi, ar pati nusprendė ir pradėjai? Aš niek nesitariau. Iš tikrųjų buvo taip, kad mano vyra, teta kažkaip užmėt man tokį mintį, kad vai, tu sportuoji, davai dėk tipo turinį, kaip sportuoji, kaip dara pratimus, nes aš pati va noriu sportuoti, ką būtų faina, kad kažkas parodyt. Nu, čia, okei, kažkaip tepi ir palek, čia prieš porą metų. Galvojau, nu, blem, gal ir niek kažkaip visai būtum, bet aš pradėjau kelti tokius random iš vis. Kažkokius kelis receptų kėliau, atsimenu dar literatūrišką, kur paskui galvoju, ko aš čia darau. Sveiki, šiandien darysim varškį. Aš net nemoku, atrodo, šnekėti, what the fuck. Paskui atsimenu, sakau savo, ten 500 gal followerį turėjau. Agi, hebra, sakau, ką man šnekėta, žemaitiška, tipo literatūriška. Eik, tu vaida, tipo žemaitiška, nu, okei, prasidėjai. Ir aš nei su niekom tariaus, aš turiu dar video, bet to tam prieš kokius gal 4 metus. Kur sakau, agi, mano vyras sako, agi, da, aš būsiu influencer. Ir mano vyras sako, nu ne, besvai kokį influencer. Ir veda bod jaukamės, 2 years later. Sveiki. Sveiki. Bet grina, matė. Tai gal kažkur pasąmonė ir buvo, kažkur tas, jeigu aš jau tokius hintus mėčiau. Nu, bet tas visiškai kažkaip netikėta išėjai. Pavyzdžiui, mano vyras belenkiai, kons manom palai. Ons iš vis, mano, turbūt jeigu ne ons, aš daug ko būčiau net nedarius. Nėra ne viena story, kur ons nebūtų uždėjai širdutis, nėra ne viena postą, kur ons nebūtų palaikinsi, nepakomentavis. Tai, ta prasme, nėra ne viena. Bet tai čia yra labai svarbu. Žiaurė, aš be to, aš žinokitės, būnant, va,
tokio situacijoje, ne kaip aš, darant kaip aš, be palaikim, bent vieno žmogaus, bent vieno, neįmanom. Ne, nu taip, pirmiausia, kad net ir TikTokas, man atrodo, yra ta platforma, kur yra žiūri daug heito. Oi, vaikeli. Tai va, tas palaikymas, bet kažkaip tau padeda gal turinį išsižiūrėti. Aš iš tikrųjų ačiū visiems heiteriams, man siunčiu jums bučinį didelį išlapę, nes, blembački, aš iš anų susirinkau sekėjus. Nes kas buvo, aš nulaužiau kodą ir algoritmą tik to, kad tada, kai pradėjau blogus komentarus atsakinėti, pašiepdama komentatorių ir iš ano švelnę pasityčiodam. Be keiksmažodžių, be jokios agresijos užuominos. Tiesiog. Tu ne tik toko tos videos darydavai, kur ten tas komentaras čia šonti sakai, nu, miela pranelė, siunčiu to linkėjimus, tu sakai, man pabučiuoti subinę, bučiuoju. Aš atsakau, tiek žvengdavau, žiūrėdavau šitus, kur nu. Aš tokį visokių tam prikeldavau, kažkas buvo apie apžėlus ronks, ten pakomentavę, irgi dabar be to vien ronk nusiskutau. Neruškau. Bet jo, dabar pusė heiterį atkrit jo. Ir irgi, tai nusakau, plembaškai, jos komontus ronks belenkiai, kiek yra apžėlus, bet aš jums papasakosiu istoriją, dėl ko šitas ronks, kad aš iš tikrųjų kompleksuodavau dėl tų ronkų. Nu, ir aš tep, ir būdavo, kad net tai komentatorė, pavyzdžiui, ištrint komentarų. Nu, nes, tipo, nebeturkau pasakyti. Ir tų video begalis ir aš net neatsimenu kitų istorijų. Tai vat, ačiū jums. Mėlėjimai. Bet žiūrėk, o tai dabar paprovokuokim toliau tavo heiterius. Nes aš tai visą laiką vis dar nesuprantu. Aš kai žiūriu, nu, vat, stebi ir matai, vat, kai komentuoja žmonės, man tai būna visą laiką žiūri įdomu, nu, ką jie turi veikti, kad, pavyzdžiui, pamatyti kažkieno plaukuotas rankas. Nu, aš neprisikišus, nepastebėčiau, nu, kur jeigu bendrauju su žmogum. Aš žinau. Klausimas yra, kaip tu įsivaizduoji, kaip atrodo tavo toks statistinis, žinai, vidutinis heiteris? Ką jis veikia gyvenime? Belenkiai apžėlus ronks. Pirms dalyks, nes jeigu ant pamatą apžėlus ronks, vadins ant komplekso pats dėl savo ronkų. Tada turėtum būti, aš įsivaizduoju, aš matau vyrą. Aš visgi dėl to matau vyrą. Toks įkrūtėn belenkiai apžėlus. Aš iš tikrųjų buvau... Bet žinai, tokių kastrečių pisplaukiais. Ne, aš kaip tik įsivaizduoju tokį vešlų, kur ten net neprasibrautum. Nes man paskutinis toks buvo, kur komentau, kad aš storas ir toks gulėjau lovo, tokį nuotraukį smėts, tep užsimėts ronkelį, pliks, pil. Krutaks, apžėlis, belenkiai. Sutriusikas, tik man heiteris. Toks krutaks, belenkiai, apžėlis. Nogar, irgi, vis apžėlis, jaudas, plaukas. Gal net toks vidutinio amžiaus bišk pražilusias galėtum būti. Nu, ir va toks stambesnis. Ir toks, kur žmona namuose skriaudžia, tai jis išsilieja mergaičių tik to. Jo, ir toks, kur jaučiu, visuomet atidauda algą. Jo, algą tu atiduot, jeigu to, ar gal netgi dar biržo būtų toks variants. Dabar užimtumų tariniai, bet turėtum būti, nu. Bet va, jeigu heiteris, tai va toks. Nu, toks tiesiog, jo, toks. Tipinis slunkis. Nu, toks slunkis. AV pasakyčiau. Arba bliekaus. 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 Na, toks. Nu, toks. Įdomiausias rasti, Loreta, ką tu įsivaizduoji, kad tas žodis reiškia? Bliekausis? Bliekaus, nu, sakyk. Nu, kai yra blieka, metalinė blieka. Nu, yra ausis į tokiais, žinai, dideliais, tokiais, va. Bliekaus. Tokiom bliekom, kur, žinai, kur, tipo, atvėpęs, bet atvėpęs dėl to, kad nu, va, ta nosis peraugus, tokie alkoholiks biški, žinai, toks... Tai va, nu, tai komentatoriai ir jūs pagalvokit, koks normalus žmogus atės tau rašys, kad tu ten normalia mergina, kaip aš normaliausias rašys, kad aš esu, viens raš stor, kits raš lentą, kits raš bjauri, kits gražuolį. Nu, tai, neįtiks ne vienam, o man viena dašveit. Jūs rašykit, ko jūs norit, o aš darau taip, kaip man geriausia. Nu. O tai kiek tu laikas esi toks? Sakai, kad tave labiausiai palaiko vyras? Mano. Best friend. Mes susituokę esam, Liepos 12 bus metinis mūsų papirinis. Bet mes kartu esam, bus 13 metų. O tai ko tiek ilgai laukia jaunikaitis žiedą uždėti? Pasipirštai seniai. Seniai jau pasipirš, bet... Mes prioritetas biškite apdėliojamės, mes svarstėm, ko mes norim. Ar mes norim būstą, ar mes norim baliaus, ar mes ko mes norim.
Nelaba mes kažką spaudėm viens kiet su tom vestuvėm, gal kaip tik buvom tokiai labiau chill, gal. Tai vat, ir buvo tinkams momentas, buvo pirms dalyks pinigų reikėjai. Kiek kainuoja vestuvės, ar neišprotėjai ir... O tai kur balių darėt? Lietuva? Jo, Lietuva, čia Žemaitija darėm. Žiauriai, faina buvo mūsų drauga, amazing. Ir tūsus buvo belenkoks, vis buvo tokie linksmi. Paskui step, kiek norit už to veselį teikti ant pinigų, keiškit 100 000 milijoną, jeigu kompanija bus lodore, atsiveipi. Jeigu draugai duhai, tai ko tu nori, nieko, žinokitės. Man belenkiek baisė gera buvo, žiauriai gera buvo. Norėčiau pakartuoti jau, kur aš jau kapsvetysies. Nes kai tau vestojus ir viens už vieną ronką temkit, už kitą čia, tau nusifotkinti anam ten. Bet buvo belenkiek faina, žiauriai faina. Tai va. Fainai. Bet, ne, aš prisipažinsiu, Loreta pašnikštinėjo. Tu ko? niekur socialinės nesi pavardės pasikeits? Ne. Kodėl? Nes, nežinau, iš tikrųjų, aš dar galvoju, šią Facebook'ės jau pasikeitus, jo. Jo, bet tu šiaip iš esmės keiteisi pavardę. Dar nepasikeičiau oficialią dokumentus. Okay. Buvo tam tikras aplinkybės susikloščius, buvom ten prisipirkę visokių kelionių su man senai, pavardai nenorėjom. Ir dar plus Norvegijoje man visokie ir popierizmą. Ir kadangi mes jau planuojam grįžti į Lietuvą, man neapsimokeisti, nes tada ten man Norvegijoje vis dokumentus reikia keistis, tai tiesiog grįšiam čia ir šiaip vat jau galėčiau pasikeisti. O bet vyro į pavardę, ar per brūkšnelį? Tai reiks gal per captionę reikėjo, kad priprastų žmonės, žinai, rašyti. Mačiau, palauk, kažkur captionę, kažkas jo buvo parašę per brūkšnėlį. Šiaip realią nedariau per brūkšnėlį. Ėmiau tiesiog vyrą pavardę, bet jo, gali dėti per brūkšnėlį. Jo, galite iš tikrųjų dėti per brūkšnėlį, nes aš dar galvojau apie savo patį, pavyzdžiui, Instagramą, net uniką. Plembu galvoju kažkaip. Jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau pasikeisti, kažin kaip, nes aš jau žmonėm turiu asociaciją, net asmeninį trenerį vaidą ir aš galvoju, nebus toks, kur šoks biški, žinai. Kur žmonės nebežinos, kaip tave suras, nes aš asmeniškai turiu šitą tipo, aš žinau, kad ir pasivadinę žmogus taip ir taip, aš jo ieškau, nerandu jo. Tai va, ir aš galvojau tokių minčių, kad gal pasikeisti kažkaip, nes aš atsimenu, kai pradėjau kurti soc tinklus, hebra, aš tai negalvojau, kad čia bus kažkas ir montas, mano reikša, ne kažko. Aš tiesiog galvojau, kaip čia galėčiau išsivadinti. Ir tiesiog pirmą mėnesį step šovė galvą, į tepi palik, ir viskas. Dabar gal kažkau trumpiau susigalvočiau, nes gan toks ilgs gaunus, bet tiesiog. Bet žinau, gerai. Žmonės manam jau tep tiesiog žinai ir teko bum. Tu ką tik pati minėjai, atsakė, esu normali. Normali. Man atrodo, kad tave šitas žodis lydi. Ką tu iš vis pirmiausia reiškia tas normali? Ko reiškia normals? Šiaip geras klausimas, nes aš kiekvieną rytą darau to eilėraštį ir linku gerų dalykų normaliems, gerų, bet nenormaliems blogo, ne dalykų. Ir žmonės būna sako, gera. O tai kaip žinoti, ar man gali aš savo to taikyti? Aš visuomet sakau, pats turi įsivertinti, kaip tu galvoji, tu normalus ar nenormalusis. Bet kas ir normalus žmogus, tiesiog. Ne šiaip tai paklaustum, kokios babos dabar gatvėje, tai su tatuiruotėm, moteris. Tai jau nenormalu. Jau nenormali yra visai. Normalus žmogus ir tas žmogus, katras pirmas dalykas. Priim visus, nepaisant, koks, nežinau, orientacija kokia tavo yra, tikėjimas koks tavo, spalva tavo odos. Tolerantis žmogus. Man iš vis tas yra labai svarbu, kad tu turi visus priimti tokį, kokie jie ir neriboti kito žmogaus laisvės, neskirstyti kažkokias kategorijas žmonių ir tiesiog leisti visiems būti tokie, kokie jie nori būti, Ir man nenormalus į tai, kad tai skėras, tas ir gera, tas nėra gera, tas čia, tas. Mes visi renkamės, dalykus. Ir mes turim teisę rinktis ir kiekvienam savo, Ir man nepatinka tokie gal kategoriški žmonės, kad tai visuomet ir susiveipi, nepatenkinti, ištisanim viskas ir bloga, bombeklė tokie.
Aš čia galėčiau vardinti jau kiaus. O tai brandą dėl to savo taip ir sugalvojai pavadinti, papasakok iš vis kaip jis gimė. Gimė, vat, to man palinkėjo. Tos skanios kavelės į geras dienelis, bet tik tim, kas normalas. Tai va taip įgėjom. Ir nežinau, kokiu būdu, bet pirmas žodis, katras, pavyzdžiui, pagalvoja ne apie savo ten brandą, buvo būtent tas normal. Aš iš karto visko galvoju, okei, čia tas turbūt, pasižiūrėjau, ar ten laisvi domeną, turim bazę. Ir viskas, ir teik. Ir aš manau, kad tiesiog geras žodis. Fine žodis, dabar visi taigi bando beisinti savo brandus ant unikalumo ir skirčia normas. Jo, čia tiesiog. O tai ką tu ten darai? Aš tai vat dabar nieko nežinau, kas yra, apie ką yra tavo brandas, ką tu ten darai? Asortiment, dabar turim rūbus ir aksesuarus. Tik pradėjom, šiaip tas projektas gana ilgs ir pasirodo ilgo užtrunktai dalyką, neįvertinau teik, kad užims laiką. Nes jo siuvimas žodžiu, tai dalyką perint per ne vienas rankas, kol išgauni to, kol nori, ir tai užima laiko, ir jo, tai vat, kol kas ir rūbai, aksesuarai, plėsiam dar asortimentą, bet sakau, tik 2 mėnesius te gyvojam dar, tai tik tokiai naujagimš čia mūsų ir turėjau pagimdyvinti depresiją. Jau buvo? Jau buvo iškart, tik pagimdžiau. O tai kas blogai? Nu tiesiog atrodo. Nuovargis ar tipo krito pardavimai? Atrodo, nežinau, atrodo net, kad tik prasidėjai, kas tam tai kas gali kristi? Tai kaip tik viskas gerai buvo, bet o gal čia netep turbūt, o gal čia geriau turbūt. Atrodo, pirmas dalykas, aš net nežinau, kaip turbūt. Aš nežinau, aš tiesiog va savo galvo tokių. Tai vat, normalus, tiesiog normalus drabužio normaliem žmonėm. Ir jo, mūsų brands ir būtent apie to, kad tai drabužio būtum ir mes norim dirbti ties tuom, kad tai drabužio būtum visiems. Ir dydžių klausimų, aišku, tai kainau pinigėlių, tai kadangi mes tik pradėjom, reik daugiau biškį investicijų, bet ateitie turim žiaurę gražią viziją. Jo, ir gražiai žinutė. Pavyzdžiui, paleidom dabar naujus marškinėlius, there is no end to your light, ir būtent paskyrė man susim žmonėm, kad turi psichologinių problemų. Kad, tiesiog, kad, nėra niekad tą šviesą pabaigos. Kartais pametame seno ir atrodo, kad viskas ir jauda, bet žiauriai gražus ir gyvenams ir viskas praeina iš tikrųjų ir kartais atrodo, kad nebus geriau, atrodo teik tomsiai ir kad irgi su tos paniks priepalės man, aš gal, ta prasme, viskas, aš nebenoriu, nes aš net negalvojau, kad galbūt geriau, aš net gyventi nenorėjau, nieko aš nenorėjau, bet va dabar, kai galvoju, o viešpatie, ta prasme, kaip gera, kad kažką buvo, jeigu vis tik iš ten išėjat. Nes dabar ankiai gera gyvent. O jeigu būtų kažkas, bent dalelį, ta, kar buvau šveisos, paėjusi toms, aš čia gal net nesėdėčiau. Nes aš net nenorėjau. Aš tai galvoju, kad sėdėtum dėl to, kad esi normali. Tai gal tas normaloms ir išgelbė. Čia tas ir išgelbė, žinai, kur tas vidinė motyvacija. Kažkas gal. Ne prieš kažką būti geru, bet prieš save. Normaliu prieš save, ne prieš kažko kito. Tai kažką apsakau ir jo. Tai visiems, kas dabar esat kažkokio tokio tomsio situacijo, patikėkit manim, kad į ką atrodo viskas blogai. Aš jums galėčiau pasakoti, kiek buvo visokių nesąmonių gyvenim, bet vis tik viskas praein, pamiršti, išgyni, ir tu atrodo net negali. Tuo momentu net negalėjo patikėti, kad bus geriau, o tu dabar sėdi ir galvoji, Dieve, gyvenu geriau savo gyvenimą. Jo, ir palygini, kas buvo prieš tai, galvoju, šūds buvo, tiek parinus. Tai ir tas dar, aišku, kiekvienam tos bėdas atrodo didžiausias tuo momentu ir čia ir viskas okei. Negali sakyti, kad, oi, čia man didesnis, tau mažesnis, bet esmė ta, kad praein viskas hebra. Nepasidaut reik ir svarbiausia, ieškoti pagalbos. Ir supraskite to, kad jūs artimieji jums negal visų situacijas padėti, reikia kreiptis pa žmonės, kad dirbtus darbus, nes ne jiems suprasti ir ne jiems
nenim atsakyti klausimus. Į klausimus atsakot jūs patys, tik tas jums užduod profesionalą gerus klausimus. Tai va. Man atrodo, kad čia ir yra dar tas skirtumas supratimo, kad kai būna sunku, tai ne tu esi kažkoks blogas, bet ar geras, kaip mums nuo mažens, ane, kartoja turbūt visiems, bet kad tu tiesiog tuo metu patiri sunkumų. Jo. Ir kad nuo to tu kitoks nepasidarai, arba blogesnis, arba geresnis. Jo, bet sakau. Vieniem turbūt ilgiau kur praeina. Bet žiūrėk, tai su panikos atakom, tai tu vis dabar sakai, turėjai pogimdyvinę depresiją po projekto, ne? Jo, grina. Bet tai ar čia nėra vėl tada tas pats imposteris, žinai, kuris lenda, kad vėl kažkas yra ne taip? Aš manau, kad tas toks visuomet atrodo. Aš aišku, ir normal galvoti, kad visuomet galbūt geriau, nes ir galbūt geriau. Bet, nežinau, reikia turbūt kažką... Man, ko reikėtų išmokti, ko aš vis dar neišmokau, pasidžiaugti savam ir sustoti. Ką aš atsimenu labai... Sustoti peikt? Ar... Sustoti pasidžiaugti ir savo padėkoti. Okay. Džiaugiausi paskutinį kartą, atsimenu labai gerai, atsimenu, kai 10 000, vat, jeigu čia kalbant apie būtent tų soc tinklus, tau siekmi, kad tas skaičius 10 000, atsimenu, ten vyras grįžo, konfeti šuo, žodžiu, ten belenkiek faina buvo. O kažką paskiau atrodo... Priprant ir net kad ir geras seks, bet nepasidžiaugi, nes pasąmonė galėtų būti ir gera. Ne, bet tai čia toks, tai kaip tu pamatysi, kiek tu, jeigu tu vis keli kartelį, su vis kiekvienu, kur nespėjai peršokti, jau pakeli vėl ir vis daugiau. Bet tai, žiūrėk, tai tau kaip čia dabar per gerai buvo, ar kas dar norėjo iššūkių, tu žinau, kad dabar dar ne per vieną iššūkį, ilgalaikį tokį, ne? Pasidarėjai savo reikalų. Ai, čia su kuo? Ja. Oi, čia tai. Čia neina, šlubuoja per iššūkius. Dabar, tik toj komentau šlubė. Da, prikin. Obviously šlubė. Ta prasme, be to, hebra, operacija daryta dėl content, dar 2 on way. Tai žodžiu, tik tokį buvau. Atsiprašau. Čia esi susiplanavus tiek daug, jau 2 metus, kas dar palatoj šoka už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Kas ta vyra, ta sveika, eik namo gulti tu, blėdė. Fuck you! Aš moku PSD. Aš vis dar įsivaizduokim tam tavo statistiniam heiteriui vardą, aš palatau, kad būtų lengviau vardą, kad galėtum vardinti, kas... Žiūrėk, tai palauk, Vaida, koks būtų vardas? Heiteriaus. Guruota tavo krūtinė. Tu jau pasakys, koks vardas. Tu jau palarė gerai sugalvoti ir daug. Aišku, bus koks nors senovinis tas vardas. Petrus. Man tai toks Vilhelmas koks. Man tai kažkada pilnas buvo Albertas. Žinai, Albertėlis gulė ant sofos ir toks... Galim ir Albert. Tink puikiausia. Iš mano mokesčio. Galvoju, koks Albertas tai tikrai buvo. Žinai, tas iš tų pinigų, kur iš tikrųjų iš biržos pats gauna, žinai. Vinsus. Man Vinsas blemba komentavo tas nesąmonis. Vinsus tegu būn Vinsus. Vinsai linkėjai. Tai Vinsui tu trukdai gyventi su savo kojom dabar. Jo, nes aš esu sveikai į palatą, tu nesistaipytum, mažiau tu staipykis gal. Sveikais važiuok nami. Bet tai čia tada turėtų būti toks antras, vėl iš nuo, kaip tu kalbėjai apie savo, kad kūną priimti, žinai, ten buvo. Ir dabar vėl savo tada darytis operacija, ar nėra dabar vėl to tokio... Man buvo taip, kad man šitą operaciją aš neturėjau, čia aš turiu įgimtą, kas tai žino, tai yra įgimta liga, mano kojas ir tiesiog sudėtas į skirtingas pusės, nei buvo normaliam žmogui. Visiškai nėra ašiais lygios ir man prognozė tokia buvo, kad iki 35 metų aš gal, bet kadangi aš fiziškai aktyvus žmogus, tai iki 32 metų dar paturiu savo abudu kelių sąnarius ir klubo sąnarius, o jeigu nieko nedarau, po 5 metų aš jau esu pakeistas abiejais, nes tai ir bipolinis dalyks, kelių sąnariais ir klubais, gal netgi stuburo operacija, labai bloga. Tai aš pasirinkau kelių, 4 dabar man kainaus laiką, kainaus jėgų, bet aš paskiau galėsiu gyventi normalų gyvenim, aktyvų, daryti veiklas, kad tarsi iki tol dariau, užsiimti sportą ir panašiai.
Ir kuo aš labiausiai bijojau, ir čia man buvo toks flashbacks vėl į tus valgymus sutrikimus, jeigu aš priaugsiu svorį. Man pirma mintis buvo, jeigu aš priaugsiu svorį, įsivaizduoju. Ir aš tai galvoju, kas tau yra, kur aš atrodo viskas okei, bet aš, kadangi, tu turi kažkokį kontrolį, tu turi sportą, ne, aš kaip maistą, aš viskas yra gera, ten kontrolį, bet galvoju, o jeigu aš nebus ko veikti ir tada aš belenkiai pradėsiu valgyti, visų kitokių minčių, žinai. Bet vadinasi, visą nenusekioja tas kaip šešėlis, bet čia toks kūnai iššūkis, kur, jo, šiaip atrodo nelogiškai pagalvojus, kai nelendant ten, ne, savo galvą, tai galvotum, tu kaip tik darai, kad tavo kūnas tave ilgiau neštų po to ir dėkinga turėtum jiem būti, kad aš belenkiai dėkoju savo kūnų ir savo už to, kad aš tus metus ją visalį ir aš turiu to raumeninį mas ir tai man belenkiai padėjai. Ir kad aš normaliai atsigavo ir tai kaip sugijau, tai kaip man kaus ir sugėjais, bet šiandien... Nes tu šiaip labai neįtikėtinai greit atsigavai. Jo. Tai dėl to vis ir galvoju, kaus, tankis geras. Tai va. Nes šiaip kokio bagalą. O galvo, gera, gali būti auk, gali kiekvieną dieną kriuokti kameras, o dievuško man, kodėl man kuojas kreivas, kodėl aš negimiau su sidabrin šaukštelį burno, ta prasme, tu gali... Aš nesirenku tokį kelią, man nerek, man būti auka, nėra išeits nikumet, tu niek iš to nebus, kas niek. Bet čia, žinai, visiems yra, kuriems skauda žiūrėti, kaip kitiems sekasi. Na, į gerą. Tai, gerai, tegu žiūrėti. Įpuliaukit jūs, pulinė. Ne, bet tai niekada nebūsi geras. Ne. Ar tu gerai reaguosi ir būsi auka? Tai va, vienam lenta, kitam stora. O šiaip normaliai. Vienam bulvenosi, kitam, nežinau, smailenosi. Ta prasme, va, apgams irgi. Atsikniskit. Labas, vaidai, žinok, o kaip tau ten tas apgamukas? Ar nenorėtum nusioperuoti? Ar tu nenorėtum smegenis išsioperuoti? Man nekliūna, blempač. Bet jau tu nepagalvoji, kad tiesiog gal pas tave toks yra įtraukiantis turinys, kad žmonės įsivaizduoja, kad tu esi jų draugė, kai tu gali pasakyti, žinai, viską, ką apie tave klausyk, jeigu jos reelsai ir po 3,5 minutės ir čia yra vienintelis žmogus, kieno aš pažiūriu tiek ilgai. Ne, bet tai supranti, tada Vincas gal aš vienintelis su tavim tokį kontaktą turi. Statistiškai sako, kad tos ypač vyresnės poros, jos per dieną maždaug 7 minutės tik pasikalba. Tu sakai, tavo 2 video pasižiūri, jis jau ilgiau su tavim laiko yra praleidęs. Rimta, aš net apie to, aš išves, jūs man paaiškinkit, aš va to biški nesuprantu ir aš galvoju, bet čia nereal, kaip žmonės gal žiūrėti 7 minutės video, čia YouTube, čia man YouTube reikia kelti. Ir aš net pačio pradžio kažkaip nepagalvojau tol, kol man nepradėjai, pavyzdžiui, kai negaunu komunikaciją kažkokį sakyti apie like, aš niekad nebūdavau pagalvojęs, kad kažko trumpiau reikia daryti, nes visuomet pasižiūri peržiūrus, normaliai, visi žiūri. Ir čia ir nereal, žiūri, kai žiūri, aš kartas pati gal saisdėk, nežiūrėčiau. Žiūrėk, va vyrs pasižiūri porą kartą tavo video, jau ilgesnis kontaktas, dėl to ir myli labai. Jo, fainai. Fani, o kokie esi tokį topą, jeigu dabar atsimins iš galvos, nes aš irgi esu keletą girdėjus tokių pletkų arba kažkokių, žinai, kur būna, kažkas labai, ką nors pušina komentaruose. Man tai būdavo juokingiausias turbūt, kur žvengdavau, kad tave su Samoška labai piršo. O jūs susitikot kada nors su juo iš vis? Buvom susitikę, bet mes taip, tiesiog, palaukino, tam buvo Valančiūno buvo pasikalbėjimą Palongo. Ir tiesiog, dar kaip tik nuėjau pirkti arbatų, kažkoks vyrs prie, labas, nupirk arbatų, tipo, seku tavam. Ir aš jam su tom arbatom, man vyrs kaip tik buvo, kuo jis susilaužęs per švieselį. Čia pas jūs giminės yra kažkas, aš tavo normą, tą. Ir taip grina, ir on, labas, tai apsikabėnom, persimetėm kelias žodės, žiauriai fains buvo toks susidūrėms, labai papras fains žmogėlis. Ir šiaip, be to, turbūt Paulius buvo pirmas žmogus, katras manam taip išreiškė palaikim, kai aš pradėjau tau vaskelį. Nes labai pradėjo lyginti mums vis, ir komentuoti belenkiai. Ir piršau ir galvoju, kad brolius su sesė esate visko. Jo, ir dabar galvoju, sakau jo ir patiktad, kad jo. Bet brolis su sesė aš dar patikėčiau, nes ir kažkas panašu, žinai. Sakai, iš išvojęs. Nežinau. Ir dar bus žemaitiškai. Dar tas. Rokaunatės. Rokaunamės da jo.
Tai va, bum. Ypač šią dainą, dar kaip tik čia, tik tokį, kai buvau ligoninė, nebuvau ko veikti, pasijungiau live tik tokį, tai galvoju, te pabendrauju su publik, vėl tas pats per to pat. Tu Samoškus esi, gal jis labai panašiai. Skau jo. Jo, ką, ko paklausti? O tai gerai, o kokių dar esi girdėjusi nuomonę arba pletkų, kur prajuokino, nes kur visai nesusijęs su... Discordą visokius nesąmonės, bet aš pat neturiu ir aš ten nesėdu ir jeigu jūs ten sėd, aš nežinau, ko jūs ten veikt, jūs tokie pat vadans esi. Atsiunt sekėję, bet aš jau sakiau, Kiever, nesiūskit, man neįdomu, visokių nesąmonų. Man labiausia patek, Hebra, davai, please, padėkit sugalvoti, dėl ko galėčiau aš anas nemėgti, nes kaip ir faina, bet kaip ir ne faina, bet norėčiau aš anas nekesti, bet nežinau, dėl ko. The hell? What the fuck? Va to Danės girdėjus, aš teik žvengiau, kur tipo kaip ir per normalės. Bet man labai patė komentarus, what the fuck, tai jeigu tu mėgsim, tai mėg, tai daug, kad tipo jau normalai, žinai, ten komentarą. Bet tokiu, sakau, viskiu, blėtku, tai ten aš nežinau. Kažkau ten, buvau ten vienas pasikurs, bet nelabai supratau, apie kau ten vyrsų teneris, bet aš nelabai supratau, ten apie... Tavo vyrsų teneris? Ten kažkas buvo, bet paskiau man liktai, kad ten ne apie manam bešnekėjo. Šiaip aš irgi turiu klausimų, ką tavo vyrs veikia, žinai? Ko man vyrs veikia? Esu teneris ir. Įsigilink, mergaitis. Čia jau, žinot, čia jau į Discord įjant, o ne? Be to, jeigu man vyrs būtų su teneris, man dirbti nereikėtum iš vis. Tai tu ir nedirbi? Tai tu dabar ir nedirbi? Gera, aš su Golfester važiaučiau? Ne. O kas ir blogai su Golfester? O gal turėčiau, nežinau, turėčiau Bentley? Ne, čia specialiai, čia reikia neparodyti, žinai, reikia apsimesti auką, operacijas apsimesti. Nu nieko, bus tas Bentley. Teisinga iš tikrųjų. Nu, man kokias negalvot. Kas nuslabnė? Taip būna. Kažkas nau. Trevoras. Gyvas? Kita alkūn krovant. Nesupratau. Gataus. Nu greitai, žinokit, mes čia pliurpiam. Tuoj valandą ir kabinsim. Aš jau labai daug šnek iš tikrųjų. Labai gerai. Ir aš esu... Kur palauk aš buvau? Ką gamini maistą, ne? Ten tu negali vienas pats šnekėti. O aš ką pasiku ir man ten nebuvo... Biški, padarom pertraukėlis, nes aš... Ir net nieko įsiterpti. Prasivalysiu. Kaip iš tikrųjų nusikreip dėmesys, aš net nepajaučiau. Mes tau šiaip negali, kai darydam. Aš galiu pardavinėti papildomą paslaugą, užkurbinėti dantį. Jo. Tu visuomet gali tepsnėti. Bet koks žmogus ten klausinėja klausimą. Bet šiaip man būna, kad aš šiaip su klientu sėdi, pradžiai seanso, tai tu nešneki, nes tu susikaupęs dirbi. O po to jau, kai matau, kad skauda klientų, aš pradedu tokį, čia nekvapau dabar, pradedu tokį šūdų šnekėti. Atsimink, kad to darėm, kad aš nuopau. Jo. Londons, ne? Paskiau vyras atėjo, parsiveda, aš kaip numirėlis koks. Ne, normaliai, čia atlaikė neperdėk. Bet tad buvau savo tam ero. Eating disorderį. Jo. Bet kai mes tau šitus tvarkėm, mes tik susipažinomgi tada. Tai čia buvo kiek prieš kokius... Ką, ne? Tu loretukai, mano pirmą tatuiruotę. Tiksliai. Čia dar aš senuose dirbau dar senų laikų. Jo, po to jinai atvarė čia su kreiva pasidarius pas kažką, tai mes jau čia tvarkėm. Čia mes tik buvom atsidarę. Pas tais dariau stovau, tada buvo, ta buvo, čia mano pirmos. Jo, ir man po kažkiek laiko, aš ją žinau kaip žmogų, kaip klientas, aš savo visus klientus atsimenu. Ir primesk man... Šavantūrą padarė. Rašo... Su jauta, su mėlyna žvaigždutė. Ir aš taip atsisuku, žiūriu, tai čia mano klientas. Aš neturiu mėlyną žvaigždutę, žinok. Neturiu. Ne, aš gal kažką, ar palei fotkę tavo visą laik žinot, žodžiu, nesvarbu. Bet kad atsisuku ir aš galvoju, taigi čia influencerė ta. Nu jo, tu į veidą nežiūri, kaip tatuiruoji. Jo, čia influencerė ta. Ir po to galvoju, bet tai palauk, čia mano klientė. O tai ką, jinai čia dabar jau taip, ir aš čia nespėjau sureaguoti, kas čia tokia. Nu ir tada tvariai ir mes... Loretos reikėjo paklausti prieš kuriant kontentą. Nustebinai. Dėja. Niekas neklausė, nėra čia ko. Ne, fainai. Nereikia, pati moka viską pati žinau. Tik kiek tu turi šis tatuiruočių? Kiek? Kiek? Belė kiek. Vaikeli.
Bliam. Sorry, žinok, Į Born, dekalną. Išeisi girtą. Gatava. Ką ten sakė, arbatas nori? Sakiau, arbatas nori? Ne. Alaus, sakiau. Neštai alaus. Alaus, nealkoholinio, atsigaus. O su tatuiruotėm, kaip grauža. Jo, čia nekreip dėmesio. Na gerai, nekreip dėmesį. Savo baigiau. Nekreipam dėmesį, vai, Ne, dar jeigu palpsi, tai nebus blogai mum, nes tau padės. Dar, gydytos, bet to sakė, žinok, jeigu netyčiom susilaužytum, būtų dar geriau, nes nebereikėtų mum laužyti kojas papildomam. Okay. Tai gal tau perlaužti? O žinokite, tatuiruočių turi 15 kaip uoga. 15 kokį tikrai. Ir tas moments, kur neapskaičiuoju, pačio pradžioje, kai tik pradėjau labą skaičiuodavau, nes man te faina buvau. Šiaip man gražiai ir į mane mūšinus, Vaid, ko ta tatuiruotė reiškia, niek, man gražiai. Ir daug tatuiruočių, kur niek nereiškia. Nes tiesiog, ko ta reiškia, tai dūmas. Dūmas ir grūdas, nežinau. Tiesiog, Na, tai va, į tą temą mes turim rėmėjų, kadangi turim rėmėjus Baltic Body Artą. Okay. Čia va, virš galvos matosi užrašas. Klausimą. O tai ką tu čia šiandien darais ir kodėl? Vat su šiandien jau to reikšmį, žinokite, su šiandien jau pamislėjom. Čia mes daromės dabar tokį paukštį, vadinasi jisai gervių. Ne vieną, 2 gervius netgi daromės. Dėl ko? Dėl to, nes gervių simbolizau ko? Ryštą, drąsą, stiprybę. Tai vadėl tai ir pasidariau dabar to, nes dabar tokie mes gyvenime taip, kur tos drąsos ryšt ir stiprybės reik daugiausia, kai kada nors manomas iš vis reikėjo. Bet tu norėjai vienos pradžioje dabar. Jo, porom. Aš pastebėjau, žinokitės, kažkaip turi sutrikėjom. Jeigu kažkau 2. Bet šitas yra. What? Aha. Nu, nes Lyginis skaičių. Porelėm. Aš noriu porelėm. Tipo lyginį skaičių. Nu. Kad jeigu sauk, tai dar ir kažkam kitam. Okay. Čia tokių... Nu, bet ar perki 2, pavyzdžiui, ir tada pati tik savo, ar dar ir pagalvoju, kad ten vyrui, pavyzdžiui? Nu, aš nuperku dažniausia. Aha, į priekį visiems, tep kitim. Jo. Ai, nežinau, porelė, ko ta vein čia? Ko ant darbs? Nieko nuo šitą atsisukus, vieni kiet pasirūkus. Ai, dėl to, žinot, dėl ko 2, nes 2 kojas turi. Į 2 operos. Tai vienas. Žiūrėk, gal aš tau vieną užšešėliuoju, o kitą užšešėliuosim po jau kitos kojos operacijos. Ai, blemba. Ne. Ne, nu, tik biškiai, tik vienoj gerai padaryk kreivas, o kitoj tiesis. Tai čia, žinok, plius minus. Reikėjo su vein kuoj daryti tik tas. Žinoma, šlubės, su ant Gali veina kuoj. ištrinti. Toj, nu. Ai, gerai, tai ta kita. Tai ta kita, nedariu. O Tai tai va. tavo vyras turi tatuiruočių ar tik tu? Tor. Vein. Tik tas. Bet to aš anam per kalėdas padovanojau čekį. Bet? Bet dar grinin idėjai. O žmogus ir aš esu, žinot, aš pasakysiu, mes moteris dažniausiai, mes ko darom? Iš jausmo, iš širdies, o vyrai ir tokie dažniausiai nei procenam, visko reikia apgalvoti nuo A iki Z, iki smulkmenų, tai ant toks ir galvotos, ant to visko išgalvoti, išsigryninti ir tik tada vaims ir pasidarys. Bet čia tur labai graži idėja ir manau, kad artimiausiu metu irgi darys jais ant rankas. Dabar to rankaklo. Paauglystė kažkuomet. Čia kokis kringelis, ne? Palauk, koks instantor, gal tus kinetiškus tus. Bet ant tokiam fuone, ne, aš žinau, apie ką tu galvoji. Apie tą pomidorų sriubą, ne? Kokios pomidorų sriubą? Nu, tipo, yra tas bairis, kur pagrindinis referencas, kurį žmonės dedasi tų japoniškų simbolių, ten tų kinietiškų, tai yra iš meniu nufotkintas bairis ir ten yra kaip tipo kažkokia kinietiška sriuba su kažkuo. Ai, ne, kietą reikšmį to ir ten tas. Bet irgi ten seniai labai darė, bet aš net nematau anos. Nes tu pripratus. Jo, aš pripratus ir ant pats net nemato, ant pats pamirštau savo tatuiruoti, nes ant kaklo ir čia nugaro, tai... Gerai, random klausimų dabar sesija pabaigai. Randominiai. Jeigu tavo gyvenimas būtų filmas, kaip jisai vadintųsi ir kas vaidintų tave? Nuo žanrų pradėjus, tragikomedija.
tai pasakyčiau, nesijaukinga, bet ką baisė. Palauk, koks klausimas, kokį dar turi pasakyti? Kaip vadintųsi ir kas vaidintų tave, kaip pagrindinė aktorė tam filme, kas norėtum, kad tave vaidintų? Eik tu savo, koks sunkus klausimas iš tikrųjų. Pavadinimus. Reik pagalvoti. Žanrą pasakiau, aktorį, kas mane vaidintų. Samošk. Aktor Samošk. Lembač. Iš pinkšpėlį reiktų imti lauk ir viskas. 21 amžius. Šiaip žiauriai myliu Jimą Carrey. Labai patinkons man. Šiaip gal biškai net tokios manieros yra panašios. Iš to šypseno, žinai. Tokia tragikomedija ten. Jimas Carrey's yra Jo, tragikomedija. man toks gal pirmstas toks. O pavadinams Hebra. Čia kaip sunkia. Čia ir žiaurė sunkia. Nežinau, kova su vėjai malūnais. Nežinau. Nes toks jausmas iš tikrųjų atrodo visą gyvenimą kovoju už save. O tai būtų filmas ar serialas tada? Nesutalpintumėm į kiną. Į film be šans. Jeigu knygą, Čia nesakyčiau Harry Tomas. Potteris, žinai. Jo, Tomas sagom reikėtum. Guzikas reikėtum varyti. Sagom. Tai jo. Okay. Jo, atsakiau. Atsakė, jo. Žiauriai sunkia buvo. Man stres kel tokį klausimą. Žinok, šitie klausimai, aš mintyse bandau visą laiką su visais irgi atsakyti, tai man keli stresą. Belenkiek. Ar darytumės su vyru mečim tatuiruotę? Ai, kažkam atsakiau, ne. Nebent pasidaryt, nebent va beiliok. Va tuokį. Bet, tipo... Jo, darytumėmės. Išverskim tiem, kurie tavęs nepažįsta, kas yra beiliukas. Beiliukas, mano vaikas man. Klaus, tu turi vaikų? Turiu. Vieną. Juodą. Beilį, juodą. Jo, sakiau, aš taip sakiau, turiu jaudą. Jaudą turiu vakar. Jo, tai, ne, iš tikrųjų tai darytumėmės King ons pasidaryti, aš pasidaryti Queen ir tokį mes pasidaryti. Kaip originalu? Žiauriai. Ir begalybė. Jo, begalybė. Love you forever. Love forever. Gerai. Tai aišku, bet su filmu, serialas. Tai aš suprantu tada, kad daug pas tavęs ir buvo tų tokių metamorfozių. Tai apie ateitį dar vienas klausimas dabar. Kadangi sakai, kad esi kuklė ir sunku yra save pagirti. Tai pirma dalis klausimo yra. Susitiktum dabar su Vaida prieš 10 metų. Ką tu jai norėtum pasakyti? Arba pasakyti, ko nedarytų, arba patarti, arba ko nesakyti? Prieš 10 metų man buvo 20 man buvo. Jauna, graži. Dabar tik tai. Stangais papukais nekalta. Papukai į priekį buvo. Dabar žemyn. Gerai. Ko pasakyčiau, kad nebijok. Pasakyčiau, aš kaip tik, man buvo tas periodas, kai buvau tai vis panikas, vis tai nerimo dalykėlė, tai pasakyčiau, kad praeis, kad pamatys, kad vis bus gera, pamatys, kad vasarą tau nebekel stresą, kad tu norėsi, kad atėtų vasarą, kad norėsi eiti laukai tada, kai nelyn, kad tau nebus mėgstamiausias oras tada, kai belenkiai apsiniauki ir kai šalta. Kad tau pasiseks viskas, kad gyvensi geriau negu kada nors turbūt galėjai įsivaizduoti, kad tau niekada nereikės galvoti, iš kur gauti pinigų, kaip užsidirbti pinigų, kad dirbsi darbą, kad tau patink ir kad nereikės pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį statyti žadintuvų 6 ir nuo 8 iki 5 sėdėti darbą. Galės planuotis pats savo laikį, daryti, keliauti. Ryte kavytę gerti. Ir kavą gerti, lovo gulėti ir kad turėsi savo svajonių šonį. Ir kad aš vyrą, mes jau tada draugavom. Bet turbūt negalvojau, kad ir santykė bus tokie, kokie ir kad
mano vyras bus mano ramstis didžiausias, kad tep manim palaikys. Nu, žodžiu, iš vis aš jas prisikabinu savo mažos nuotraukų prie šaldytuvo ir aš visų metu ten galvoju, maladėts, ta prasme. Tai, nes aš tiesiog ir taip, kad mes visi užaugam į tokį žmonės, aš užaugau į tokį žmogų, kokį man reikėjo tada, kai aš buvau tad vaida, kai jinai buvau 7 arba 5. Ir aš belenkiek dėl to didžiaujaus. Tai aš niekada šitos minties nebuvau pagalvojus. Jo, nes tu pagalvok, nes tu atrodo, kodėl tu esi toks, nes aš ir tą tokį gal ir buvau toj globuotoj, kad padėti visiems, nes man gal reikėjo tokį žmogaus visuomet ir aš, kadangi mano reikėjo, aš tokį patapau pat. Tai vat. Ir aš darau visko, kad man vakams nereikėtų taip gyventi, kaip aš gyvenu. Reikės vis tiek. Ne, žinai, visą laiką taip gaunasi, kad... Nu tiesiog, kad mental... Aš žadėjau sakyti, kad taip pozityviai pabaikim, bet tu sugadinai. Ne, žinok, pizda bus vis tiek. Atėjo. Viskas. Traumas garantuot, aišku. Nekreipkite dėmesio, vis tiek bus blogai. Ne, pabaikim tikrai labai gražiai. Tai mes norim padėkoti savo rėmėjams, kurie tau davė dovanų, perdavė. Man patinka dovanos. Mano meilės kalba, viena iš kalbų - dovanos. Jo, šiaip mano irgi ir man visą laiką patinka visada kažką tokį čiučiutį atiduoti, paduoti. O tau patinka dovanoti ir gauti, nes dažniausiai ir jeigu tau patinka, jeigu tau meilės ir kalbų tokį, tu ir pats daudė, ne? Tai man, pavyzdžiui, man patinka gauti, bet man patinka dovanuoti. Bet man, pavyzdžiui, aš dabar pradėjau mokintis gauti dovanas, nes anksčiau aš jausdavausi labai nepatogiai. Tipo, aš galėdavau atiduoti visą dušį ir padovanoti viską, ką turiu, va čia, jeigu reikia iš kišenių iškrauti. Jeigu reikia, atiduoti. Bet ir man tas yra labai fainai. Bet kai reikdavo gauti, aš jausdavausi neverta šito dalyko. Kažkodėl. Bet dabar aš mokinuosi ir tai labai atsiremia į mano savivertę ir aš jaučiuosi tikrai verta tų dovanų, nes jeigu žmogus apie mane pagalvoja, tai reiškia taip reikėjo. Tai čia būtent apie ko ir kalbėjom, apie tai, kiek tu save myli. Ir aš pastebėjau, kad aš dabar pradėjau gauti labai daug visokių dovanų iš random žmonių, nors anksčiau aš realiai visiems pati tik tai dovanodavau. Aišku, man nereikia, esu iš tų, kur man nereikia labai, kad čia padėkotų ar kažkas. Bet, tai žodžiu, apie tas dovanas. Tai aš tau turiu tokį visą maišą. Tai čia yra dovanos nuo mūsų rėmėjų Baltic Body Arto. Taip, aš šitą pratiesinsiu. Jo. Ir kas čia yra? Tai čia, žodžiu, čia yra naujas žiauriai kietas rinkinys. Aš šiandien tik tai pati pamačiau. What is this? Jo. Guys. Jo, susiskambinam su Edgaru ir iš karto įmetėm tau šitą naują, nes tikrai turėjom, bet prastesnį. Jo, tai dabar, tai kas čia yra? Čia yra visas rinkinys prižiūrėt tatuškės. O, kaip tai? Tai žiūrėk, čia yra prausiklis, sveiki 5. Čia reikės nuprausti. Jo, čia reiks prausti, tepti, daryti. Čia yra tas aliejus vaškas ir žodžiu veganiška, viskas yra hipoalergiška ir jokių tikrai alergijų nesukels. Ir kas čia žiūri, man patiko šitam rinkinį, tai yra tipo hydration, kažkoks tai serumas. Drekinamasis. Tai jis drekinamasis. Tipo esmė yra su šitu paplaunam, su šitu padrekinam, o su šitu užsitepam, kad ta drėgmė liktų viduj. Tai čia, kur aš naudodavau ne vis kremukus, aš galiu dabar su tom priemonėm. Su viską čia reiks tepti, prižiūrėti šitą viską, kadangi čia yra žiauriai daug. Tai tikrai pasiliksi ir užteksi, nes dar vis tiek čia tęsim, tau darysim. Tai va. Jo, liuksas. Tai ačiū Baltikui visada, kad padedat mums čia su mūsų. Kaip jaunimas daro. Palauk, su jų ten. Aš turiu jums irgi dovanų. Ačiū, asistentė, va, prašom. Va, noriu padovanoti. Čia tokį smulkmenėlį. Be to, labai neturėjau visų reikiamų priemonių čia ir dabar. Nes mes čia su kolegėsam, žodžiu, išsimiečius po pasaulį ten vienas, tai aš čia supakavau, bet su didelį mėlį, žinai. Labai gerai. Tai prašom atplėšti, galite pažiūrėti. Čia į mūsų normali.lt. Iš normali.lt, bet brandus normali. Normaliems žmonėms, va te pasakysiu.
O kaip išnekėjama normals, ne? Nebūtinai. Jeigu perkat jau normali, tai normals. Tai va. Žinau, kad Loreta patinka vėl. Žinau, Taip. ir... Aš esu irgi tau eilėraštukus kūrus. Jo, ir dar žinau, kad slėjina. Jo, šitas tai Max. Jo, tai irgi toks smulkmenėlė. Jo. Mažas smulkmenėlė. Tai čia yra tos slėjikonės. Visos kietos panas turi šitą. Visos karalienės. Ir čia, ką, skaniaus kavelis, geras dienelis. Taip. Visiems, kas yra normalūs, šiandien sėdo ant adatos. Jo. O kas nenormalus, jum jokių tatuiruočių, jokių, o jeigu pasidarysit... Jokių dovanų nieko. Jei pasidarys, tegu nupūnim tus tatuiruočius, nes nenormalus esat. Darykitės pas normalius ir būkit normalus. Ir be to, ne iš jūs pinigų daraus tas operacijas. Ir tatuiruotės irgi ne iš jūsų pinigų jinai darosi. Taip. Adios, amigos. Slėj. Ate.